Aš verksiu. Tu pati kalta. Aš tau nelinkėjau nieko blogo, bet juk tu norėjai, kad tave prisijaukinčiau. Žinoma, norėjau. O sakai, verksi. Žinoma, verksiu. Tai nieko nelaimėjai. Laimėjau. Sakau, dėl javų spalvos. Eik, vėl pasižiūrėk rožių ir suprasi, kad tavoji vienintelė pasaulyje. Kai ateisi su manim atsisveikinti, aš tau pasakysiu vieną paslaptį. Jūs visai nepanašios į mano rožę. Jūs dar niekas. Jūs ne vienu neprisijaukinote. Ir jūsų niekas neprisijaukino. Jūs gražios, bet jūs tuščios. Ir dėl jūsų neverta mirti. Žinoma, koks praeivis apie mano rožę pamanytų, kad ji visai panaši į jūs. Bet ji man brangi vien todėl, kad aš ją laisčiau, kad atitvėriau širmą, kad apvožiau gaubtu. Be to klausiausi, kaip ji giriasi, liūdi, kartais net ir tyli. Todėl, kad tai mano rožė. Lik sveikas. Lik sveika. Štai kokia mano paslaptis. Ji labai paprasta. Matyti galima tik širdimi. Tas, kas svarbiausia, nematoma akimi. Tas, kas svarbiausia, nematoma akimi. Tavo rožė, tau tokia brangi todėl, nes tu jai paskyrei tiek laiko. Mano rožė, man brangi todėl. Žmonės pamiršo šią tiesą, bet tu neturi jas pamiršti. Tu pasidarai amžinai atsakingas už tai, su kuo tu susibičiuliauji. Tu atsakingas už savo rožę. Aš atsakingas už savo rožę. Taigi, aš atsisveikinau su mažuoju princu, mažuoju bičiuliu. Po kiek laiko apsiraminau. Bet ne visai. Bet tikrai žinau, kad jis grįžo į savo planetą. Nepamatęs, kaip gyvena žmonės, nepasimokęs iš jų vyrų, nesusidraugavęs su pačiais geriausiais. Pamatyk grožį giliau, sielos akimis, išmok pažinti tuos baubabus, pikto vaisius tavo sieloje ir aplinkoje, kasdien kruopščiai juos išrauk, kad jie neišsikerotų, po to užgoš rožės ir jų nebeįveiksi, o savo meilę, draugystę saugok nuo pavojų.
Bišt. Jie būtų down, tai yra niekada negrįžtų nacizmas į Vokietiją. Ir kad Amerika būtų in, tai yra kad Amerika užtikrintų Europos saugumą. Tai va tokie du dalykai atrodytų nesulyginami, bet man jie labai svarbus ir kartu tik tai tiek užtruko daug laiko, kol mes tapome NATO nariais ir partizanų šitą svajonę išsipildė. 90-ieji, daugelis liudininkai. Čia noriu pabrėžti vieną labai svarbų istorinį momentą susijusi su Landsbergio ir Jelcino pasirašyta sutartimi. Tai yra tai, kad Rusija yra pripažinusi Lietuvos okupaciją šitame dokumente ir jis galioja. Šiandieninė Rusija labai nenori šito dokumento, siekia, kad jisai būtų perrašytas, bet mums tai yra labai svarbu santykiuose su mūsų kaimynė. Taigi, kas buvo tuo metu, kai Lietuva išsivadavo? Mes tik atvažiavom, atsiprašom, truputį pavėlavom, šalia jūsų atidaryta Šaltojo karo muziejus. Ir čia bet labai aiškiai šitas muziejus pasako, kur mes buvom, iš kur mes atėjome. Tuo metu, kai Lietuva vadavosi, gal gerai, kad ir nežinojom tų skaičių, tik nujautėm. Tuo metu Lietuvoje buvo 35 000 sovietinės kariuomenės karių, 1000 šarvuočių, lėktuvų, tankų. Latvijoje dar daugiau, Estijoje taip pat. Toks buvo išsidėstymas, čia ir Plungė, kaip matot, ir jūsų kraštas gana reikšmingai išdėstymas atsispindi šitame žemėlapyje. Man muziejuje įstrigo vienas labai svarbus dalykas, jeigu pavyko nuotrauką, grįžus įsidėsiu ir į savo Facebooką. Nuotrauka, kur 65 metais Amerika užtiko šitą Šateikių. Taip, Šateikių vadinasi. Šateikių raketinės šachtas ir Amerikos dokumentuose Šateikiai egzistavo nuo 65 metų. Šiandien tai yra išslaptinta ir muziejuje yra eksponuojama. Tai va čia yra šito žemėlapio atspindys irgi muziejuje, kurį mes aplankėm. Dar daugiau. Kaune matot, kokia koncentracija kariuomenės, Vilniuje žinoma ir kitur. Ką matėt jūs savo akimis, tie patys Šateikiai, kitur, kaip atrodė, kaip paliko sovietinė kariuomenė, einam Ernestai toliau. Ir mūsų nepriklausomybė atnešė mums viltį, norą, politikam, iš karto buvo tokia mintis, atkūrėm nepriklausomybę, bet jeigu mes liksim vienui vieni, istorija gali pasikartoti ir mes neišlaikysim ilgai tokiais dalykais. Tai todėl buvo mūsų susitarimas politinis įstoti į NATO, įstoti į Europos Sąjungą ir mūsų įstojimas į NATO įvyko kada? Kada įstojome į NATO? 2004. Puikiai, 2004, bet reikėjo laukti 14 metų. 14 metų. Ir, oi, per anksti, tu čia truputį jau pasukai man, aš jau norėjau paklausti, bet šitoje auditorijoje turbūt ir nereikia klausti, ar esat skaitę 3 muškietininkus? Ir filmą matė. Koks 3 muškietininkų šūkis visiškai atitinka NATO sutarties 5 straipsnį. Vienas už visus ir visi už vieną. Puiku, į šitą klausimą visi atsako. Labai gera atsiminti, iš tikrųjų tai visiškai atitinka. Kadangi mes pasirašydami NATO sutartį, pasirašėm po visais straipsniais, taip pat ir 5, kuriuo įsipareigoja valstybės, kad jeigu viena NATO narė būtų užpulta, kitos laikytų, kad tai yra jų pačių užpuolimas. Tai labai svarbu. Tačiau lietuviai įstoję į NATO užmiršo, kad ten yra ir kiti straipsniai. Yra ir 3 straipsnis, kuris sako, kad už savo teritorijos gynybą šalis narės turi būti visų pirma pačios atsakingos. Todėl turi skirti lėšas, turi dėti pastangas, kad jų kariuomenė, kad jų ginkluotosios pajėgos atitiktų tuos NATO standartus. Įstojus į NATO iš tikrųjų mes daug ką gavom. Pačią pirmą dieną praktiškai į Lietuvą atskrido NATO valstybių naikintuvai, kurie įsikūrė netoli Šiaulių, Zokniuose. Tarp kitko kviečiu ir jūs, 26 gegužės vyks labai įspūdinga partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės diena, šventė, kur pamatysit, nežinau, ar 9 ar netgi daugiau NATO valstybių orlaivius, kur pamatysit mūsų kariuomenės techniką, kur puikiai praleisit dieną, tikrai ne taip jau toli, tai kviečiu atvažiuoti. Šiandien mes turim ne tik tai pasirašę sutartį, mes šiandien turim konkrečius planus su NATO kartu rengiamus. Gaila, kad mano darbas yra toks,
kiti ministrai gali pasigirti, bet tą padarėm konkrečiai, o mano sritis tai, kad mes 2010 metais gavom NATO gynybos planus, esant kriziai paruoštus, tai yra didžiulis laimėjimas, didžiulis lūžis. Jie yra, aš jų nekomentuosiu, bet tai yra labai svarbu, turint omeny, kad šiandien mes žinom, kaip, iš kur, iš kokių bazių pakils lėktuvai, pradės važiuoti traukiniai su konkrečia technika, jeigu Lietuvai reiktų pagalbos. Be tokio plano, žinoma, ta mūsų narystė būtų tik tai virtuali. Šiandien mūsų kariai kartu treniruojasi su NATO kariuomenėmis. Štai pernai, vėlgi lapkričio mėnesį įvyko toks pirmą kartą mūsų narystės NATO metu įvykis, kada Pabradės regione buvo dislokuota NATO vadavietė. NATO šalių generolai, pulkininkai gyvai su savo technika susirinko Pabradėje, kad galėtų treniruotis, o kaipgi jie išskleistų tą vadavietę, jeigu iš tikrųjų mus reiktų ginti. Kitais metais bus didžiausios per visą mūsų narystę NATO istorijoje pratybos Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, kur labai daug NATO kariuomenės susirinks tam, kad galėtumėm pasitreniruoti ar mokam kartu veikti. Tačiau Lietuva įsipareigojo. Lietuva ne tik tai vartotoja laukia, bet Lietuva įsipareigojo. Šiandien mūsų kariai yra ne tik Lietuvoje, kur daugiausia užsienyje yra Lietuvos karių išsiųsta šiuo metu. Taip, apie 200 karių kiekvieną dieną, skirtumas šiek tiek yra Afganistane, kur tarnauja. Užvakar kaip tik palydėjom iš Alytaus mūsų vyrus į Goro provinciją. O kodėl jie ten yra? Taikos palaikymo misija. Taikos palaikymas ten daugiau yra, ten kariaujama. Ne tik taikos palaikymas. O kodėl ten NATO apskritai yra? O to labiau mes. Bet paklauskit gatvėje, kur nors plungiai žmonių, ir aš esu tikra, kad pusė jų pasakys, kad mums nėra ką ten veikti, kad išvažiuokim. O kaip jums atrodo? Ar verta mums ten būti ir kodėl mes ten esame? Kas atsakys, tai kas į kariuomenę nori vėlės? Kaip sakot? Bet kodėl? Taigi daug kur vyksta. Sirijoje kariauja, žudo žmonės, bet NATO ten nėra. O Afganistane yra. Nes Afganistanas su JAV kariauja pagal tą pagalbos programą. Jeigu užpuolė JAV prasidėjo, tai visi turi ginti ją. Labai arti to, labai panašu. Labai teisingai, tik tai klausimas, kodėl kariauja tas Afganistanas su JAV, nuo ko viskas prasidėjo. Todėl, kad užpuolė rugsėjo 11. Teisingai, puikiai, iš tikrųjų. 2001 metais jūsų akise vyko įvykiai, kuomet civiliniai lėktuvai buvo užgrobti. Žmonės žuvo ir NATO tada pritaikė 5 straipsnį, beje, vienintelį kartą NATO istorijoje buvo pritaikytas 5 straipsnis būtent Jungtinėms Amerikos valstijoms. Paradoksas, pačiai stipriausiai NATO valstybei prireikė NATO pagalbos. Ir todėl šiandien ten esam, todėl šiandien ten reikia būti, kad šitoj valstybei niekada nebesirastų panašių idėjų, minčių, užpulti kitų civilizacijų žmonės, žudyti, naikinti, taip kaip buvo suplanuota 2001 metais.